Mano visa subinė vibruoja žiauriai. O pakeitė kryptį, grinai virš galvos dabar beveik. Aš veikiu. Nu tai, Cosadai, iš Patabango miesto Kambodžai. Taigi, aš jau stoviu prie labai svarbios vietos. Tai ten. Tai yra dviračių nuomos punktas, nes mes vėl išsinuomosim dviratį. Varom. Va, kokį dviratuką pasiėmiau. Visai dienai jį turėsiu, vakarą turiu grąžinti. Tai $3 mokėjau, normaliai. Tai planas toks. Varom dabar iki miesto centro, man reikia pasiimti kepurę, nusipirkti. Nes aš turėjau savo, bet jį, visiškai tiesiog purvina, smirdantį ten, nuo prakaito visą išbalo, nuo druskos, nuo visų tų mineralų prakaite, kur būna. Suprantat, ką turiu menį. Tai noriu nuo jos kepurės, nes šiandieną bus kažkur 3-6 laipsniai ir belekokia drėgmė, tai baisiai karšta. Tai važiuojam iki centro ir tada žiūrėsim, ką mes veiksim. Gerai? Gerai. Į turgų kaip ir atvažiavau, bet kai ką prisimeniau, mane davė spinelės. O šiaip spinelės reikia, nes kur man dviratį dabar dėti, nes nebus ne viena tokia vieta, kur man reikės dviratį kažkur palikti. Tai nežinau, vežuosi dviratį su savim per marketą ir teks grįžti atgal, pamėginti gauti tą spinelę. Nes be spinelės pražūsim. This one? Gal visai gerai atrodo. Blogai atrodo? Šitas geriau? No, Nike. Cambodia. How much? Dollars? Dollar. 2, 3? $3. Okay. Nu pasimsim, reikia kepurės, tai pasimt reikia. Nu ką, turim kepurę? Nesvarbu, $3 sumokėjau ant greičio, gavau ją. Misiją įvykdėm, varom dabar atgal į tą nuomos punktą, paprašysiu spinelės, nes čia nesame be spinelės. Cosadai again. Everything is good. I just wanted to ask, maybe you have a lock? Oh, lock? Yes. Sao vậy? Con... Taigi, jeigu kam įdomu, tai dabar mes važiuojam prie apleisto oro uosto. Jisai jau kokį 30 metų tipo nebedirba. Tai pažiūrėsim, ar įmanoma įeiti vidų, gal šiais pasivažinėti pakilimo take, bus matyt. Tai čia 3 km kažkur dar važiuoti reikia. Tai susitiksim ten. Nu vaikėžai. Hi. Hi guys. Bye. Nu va, telefonas jau perkaito. Pirmą kartą matau tokį erorą. Geras. Matomai, ten šitam pakete žiauriai jam ten karšta yra, nes sunku net rankų laikyti, ant kiek karštas telefonas. Oh well. Bet man nereikia žemėlapio, nes aš priešais matau Battambang Airport. Tai tikriausiai atvyko. Labai įdomiai. Grįšiu, nenufilmavau prieš tai. Čia matomai, visa šita teritorija tapo daugmaž prieinama visiems, kas ką nori, tas tą daro, nes pavyzdžiui, čia žmonės pardavinėja buitinę techniką. Skalbenkės, šaldytuvai, panašiai. Ne dar šuniukas, aišku. Nu, mes jau esam oro uosto teritorijai. Tai pažiūrėsim, ko čia dar gero yra. Žiūrėkit, tai čia Batabango oro uosto terminalas. Žinai, eina į vidų. Tai užrakinta bus. Beje, kaip kepurė? Tinka man tokia kepurė? Jeigu sakot, kad netinka, jūs meluojat, įtinka man. Pažiūrėkim. Ar galim? Aš noriu skristi namo, skristi. No, nieks neįleidžia.
Aš parašysiu skundą, aš jau 30 metų laukiu savo skrydžio. Kada mano skrydis bus? O čia galiu įeiti. Ne. Nu ką padarysi? Tai jo, tai šitas oro uostas kažkur 900 metais užsidarė. Kaip suprantu, turėjo rekonstruoti, bet matot, kaip ta rekonstrukcija gerai vyksta, ne? Eina paieškot pakilimo takų, tai jeigu atėjom prie terminalo, tai turi būti ir takai kažkurio. Gal per ten nuvažiuosim. Sakau, čia negi parduotuvių yra, tai matomai čia turistinė vieta kažkokia patapo. O, matos atvykom. Žiūrėkit. Oro uostas. Kai gerumo. Kaip dažnai gali su dviračiu pasivažinėti ant pakilimo tako. Geras. Nu šiaip Nidoje anksčiau buvo galima, dabar matos nebeina. Čia matomai tasai bokštelis buvo kažkada. Čia net restoranas dabar yra. Tokia aš nesitikėjau šito. O, angarai. Kas gero angare. O šiaip mašinos sustatytos. Aš maniau, kad čia bus visiškai apleista, bet čia tiesiog tapo kaip ir objektų dabar šitas oro uostas kaip ir. Oro uostas dabar yra okupuotas karvių. Kur lėktuvai? Kur lėktuvą padėjot? Ką? Pone karvė? Nu nešnekėk. Wow! Vos neįvažiavau į didžiulį šūdą. Paskutinę sekundę spėjau pasukti. Wow! Šitoje vietoje ypatingai karšta yra, nes čia jokio pavėsio nėra. Grinai ant saulės stoviu. Saulė grinai realiai virš mano galvos. Tai laukia kažkur gal 3-6 arba 3-7 laipsniai yra. Tai ir nesausas tas karštis, suprantat, pavyzdžiui, Irake, kai buvau, ten buvo kem 4, nu, tipo, šūdinai, bet tu atsigeri vandens ir kažkaip būna geriau. Čia tu geri vandenį nieko, nes drėgmė yra. Vis tiek čia džiunglės. Beje, mes apleistam oro uostą. Tai tiek. Daugiau šio veiklos ir nėra. Galime eiti karvės pagazdinti nebent. Bet kas taip darytų, ką? Kur lėktuvą padėjai? Kur padėjai lėktuvą, ką? Kokios kūdos karvės čia, eik tu savo. Ponai ir ponios, sveikiname jūs skrydyje Raimio kelionės 576792. Pakilsime dabar. Nepakilo. Taip, matomai kažkokių mėlynų vaistų išgerti. Nu, nekyla visiškai. Šiaip čia grįžau šiek tiek. Žiūriu, kiek kur yra išmušti langai. Galim važiuoti į vidų. Tai kaip čia atrodė? Tiesiog kėdės sustatytos. Nieko ypatingo. Tiesiog matomai laukimo salė kažkokia tai. Užda paukščiukų daug. Matot, gamta perėmė šį oro uostą. Žvirbliai visokie skraido ten. Okay. Tai va. Vėl mano lėktuvas vėluoja, nežinau, kiek šio laiko reikės laukti jo. O bagažą jau pridaviau čia, matot, jau pridaviau. Štai, tankiukai iš padango. Čia visai fainai. Kažką važiavau, pamačiau skaniai. Pažiūrėkime. Kringelis, espresso. Kringelis. Nu, okei. Sosadai. English. Siusikas. Oi. Nu, pasiėmiau savo šaltos kavytės. Kaina $1. Normaliai. Thank you. Parodė, kur važiavai, jau ir taip pasižiūrėjau. Tai aš man tos taip nepasakiau, kur mes čia važiuojam. Tai mes važiuojam pasivažinėti senoviškų traukinių. Tai bambukinių traukinių. Kaip visą tai atrodo, aš dar nežinau. Tai nuvarysim ir sužinosim. O,
O, kažkas panašaus. Sasadai. Huh? You ride bamboo tracks? Yes, I would like to. Just where could I leave my bicycle? Here. Can I lock it? Okay. Nu ką, nusipirkau dar šiam vandenuko. Einam, pažiūrėsim, kas čia per reikalai. Nu, tai kaip čia kas veikia. Susimokėjau $10. Sasadai. Tai čia yra senoviniai traukinukai. Įdomiai. I go? Okay. Opa. Spėjau į tą pusę, reikia žiūrėti. Kur aš atsidūriau? Nu ką, važiuoja. Kambodža. Žiauriai garsiai važiuoja. Pyp, pyp, atvažiuoja traukinys. Pala, kurie mes jas praleidžiam, tai jie mumis turi praleidžiam. Mano visa supinė vibruoja žiauriai. Atgal net ujavo. O visko aš nieko negirdėsiu. Sustojom kažkodėl tais. Okay, stop. Aha. Go back. We're going back, okay. Okay, you move. We're changing, okay. Oh. Tai čia su tokiu varikliuku. Okay. Pažiūrėkim, kas čia vyksta. Tai tiesiog perdėda į kitą pusę. Viskas, tik ratus paliko. Nenoriu padėti, nes dar tikriausiai labiau trukdysiu. Šitai primityviai, tiesiog variklis. Variklis važiuoja ir viskas. Čia nebloga štanga. Bet jau ausyse zvimbia žiauriai. Tai nesistato į tokius. Okay, very interesting. Okay, biški priilgsta tas laikas. Taip, iš pradžių buvo fainai, bet jau dabar tiesiog važiuoju, kiek čia galima važiuoti. Tai gerai, kai važiuojam atgal. Nesakė 40 minučių, bet man atrodo tikrai 20 minučių nevažiavam šitą vieną pusę. Pažiūrėjom, kaip variklis sakas. Tai toks tokio tipo variklis. Aš nieko nesigaudau apie tokią techniką, bet tokio tipo variklis. Kam reikia žinot, aš žinos. Užvedė kaip valtį motorinę. Važiuojam. Parduotuvė. Oi, užgulo ausis, nieko nebegirdžiu. Sasadai. Like some cold drink, coconut. I have. Stop here and 5 minutes and we go back. Okay. Nu tai ką, sustojom, pasirodome tą kitą pusę nuvažiavom. What is this? What a bank? Bamboo train. Oh wow. How much does it cost? $5. $5. Do you have like very big size? Yeah, you what size? In Europe, XL. In Cambodia, XXXXXXXXL.
Žiūrėkit, stebuklas, man tinka XL Kambodžos. Gerai atrodo. Pasiimsiu kaip suvenyrą namo. Gerai, reikia kažką, tas $5 kainuoja. Nu, viskas tiko. Galiausiai pasikeičiau į rudą. Nežinau, rudą man labiau patiko negu juodą. Juodų ir taip belė kiek turiu tų maikių. Pasiėmiau rudą. Tokia pat kaip šita. Va, kokią dabar turiu. Nu, tai ką, važiuojam atgal. 4 eurus mokėjau už maikutę. Gerai bus. Kokia įdomi koncepcija šito dalyko. Ir kaip suprantu, jie anksčiau va tokius ir naudojo, kad važiuoti, suprantat. Ir pavyzdžiui, kai atvažiuoja tikras traukinys, arba jeigu iš kitos pusės atvažiuoja kitas toks bambukinis, tiems reikia, vienam žmogui reikia patraukti nuo bėgių, kad kitas pravažiuotų. Bet tas yra įdomi. Oh, wait, I can help, it's okay. Oh, okay. Okay, nenori, kad... Aš norėjau padėti, bet neleido. Okay, thank you. Okun. Bet tai mes dar kažkur važiuosim, nes, mes šiandien ten važiuoti, važiuosim į tą pusę. Tai pažiūrėsim, ką dar mums parodys. Na, biški toks... Ai, ne. Atbulinį vis važiuojam. Kaip čia veikia? Nu ką, atvažiavom. Savo minčių negirdžiu per triukšmą jau. Oh, hi. Hello. Enjoy, sir? Yes, very much. Sorry, sir. Tip driver. Yes, I will. 1 second. My air is... Thank you. Bye bye. Nu ką. Neatvažiuoja bambų traukinukas? Neatvažiuoja. Varom. Nu kas čia? Kas čia yra, kažin? O, žmonės čia važinės. Gal aš galiu važiuoti? O, Sasadai. Sasadai. Money. Money. Nesuprantu, ką sako. Hello. Čia, man atrodo, yra kapinės. Oi. Bet labai gražios. What the fuck is this? Wait. Is this real? Toy? Think Wait. guy. Ah, it's a toy. I thought maybe real. Okay. So money. So money. Money? No money, my friend, no money. Money. No money. Aš maniau, jis tikrą driežą turi. Tai ten žaislas. Geras. Kur mes čia esam? Wow, kaip gražu. Bet čia kaip ir kapinės, kaip ir šventykla kažkokia tai. Jeigu ten būtų buvęs tikras driežas, būčiau davęs some money. Bet kai su žaisliuku ateina, tiesiog iš jo prašo pinigų. Ne. Visiškai netyčia radau tokią vietą. Na šiaip su šortais negalim, bet gal nesupyks labai ką. Bet matau, durys uždarytos vis tiek. Galim pro vartus praeiti. Nu, išvarys. Nu kaip, reprezentatyviai atrodo. Kepurę nusiėmiau, akinius nusiėmiau, tik šortai, bet yra. Galvoju, kad dar batus reikėtų nusimauti. Maža kas. Nusimausiu. Blogiau nebus. Šiek dviratį palikau visiškai neužrakintą. Nu, bet kas tokioje vietoje voktų? O, kažkas vyksta. A, čia tvarko dar. Ai, su batai žmonės. Galėjau pasilikti. A, Sasadai. Hello. Vienu žodžiu. Viskas. Ai, ne. Radau atidarytas duris. Dviratis vietoj? Vietoj. Pabandom čia įeiti. Nu, ar įleisiu šortais? Kas čia yra? Atrodo kaip statybos.
Čia vyksta remontas kažkoks. Geras. Pirmą kartą atėjau į rekonstruojamą šventyklą. Geras. Tik tais Raimio kelionės jūs tai galite pamatyti. Tik tais pas mane. Eina pažiūrėti būdas. Blemba, tikiuosi dviračių nieks nepaims. Ką jūs? Tokie dulkėti jūs? Nu tai tiek. Atėjom. Gerai. Einam kažkur kažką pavalgyti. Raimio kelionės. Po apleistas šventyklas. Nu ką, antram aukšte galima užsilipti. Nemanau, kad kažką nubaustų už tokius dalykus, nes aš tik smalsus turistas. Aš kvailas, idiotiškas turistas. Ką aš žinau? Nu, aš tiesiog vaikštau, matau gražią vietą, aš einu. Va. Bet čia viskas uždaryta, žinokit. Nu ką padarysim. Važiuojam, pasižiūrėjom, buvo įdomiai. Dabar pagalvoju, kad tas vaikas norėtų žaislinį triežą man parduot. Kur aš būčiau dėjęs. Rišausi batus ir pamečiau akinius. Mano reibanai. Už 2 eurus, sakė šias tokio. Nu ką padarys. Reiks dar ieškoti akinių. Atvažiuoja mūsų driežas. Money. I have no money. Huh? No money. Make man no money. I have no money. Huh? No money. Money. No money. No money. Money. No money. Money. No money. Money. No money. No money. No money. Money take the home. No money. Money. No. Take. No. Money. No money. Money. No money. Money. No. Money. No money. Money. No money. Money. No money. Money. No money. Gal laikysite akiniai kažkiek. Oi. Ką man čia grasina? Nu, tokiems tai tikrai no money. Jau tokie šiek tiek piktybiški. Nesuprantu, važiuoju, nėra jokio maisto. Vien kavos, arbatos ir kiti panašus dalykai. Aš noriu maisto, kieto maisto. Įdėti skrandį, jau pusė 2. Nes dabar nėra. Oi. What the fuck? Jis vis dar vejas mane. Wow. Va. Dar vieni gražus vartai. Dabar mes turėtume privažiuoti kažkokį tai įdomų tiltą, tipo kabantį tiltą. Tai pažiūrėsim, kaip jis atrodo. Važiuojam, čia liko kiek nedaug, nežinau kiek. Pusė kilo gal. Kažkur ten. Nu ir ką čia mes privažiuojam? Dar kažkokia šventykla. Kiek ten dūmų? Kas čia vyksta? Kas čia? Jau vaikai gali pribėga. Irgi pinigų prašysit. O, hello, sasadai. Čia žmonės žolę degina. Aišku. Nu gražu. Bet žinot, antrą karių nebeisiu. Jau buvom prieš šitas uždarytas, matau. Ką jau padarys. Bet irgi kažkokie apleisti jie yra. O, koks dėdė. Žiūrėkit, abu ten yra apleista, bet pažiūrėkit kokios čia skulptūros. Kokios mielos. Šelniukai, ne? Liutukai.
Man šitas juokingiausias. Palauk, žiūrėk šitą tigrą. Ei, koks juokingas. Aš tikras. Va šitas geras. Kas čia? Triušiai ir kažkoks graužikas. Kažkokia konkorėžė, ką jie čia garbino. Kartu su kažkokiu žmogeliu. Geras. Kas čia, nežinau. Nu, ne bebras, nes uodegos nėra. Kažkoks. Prairijų šuniukas. Nežinau, kaip jie ten, marmotai. Eitų saugimą jau tas karštas kartą. Man termometras, tas ne termometras, bet aplikacija rašo, kad šiuo metu jutiminė temperatūra yra 40 laipsnių Celsijaus. Jaučias. O, dar yra povų. Nu, poviukai. Gerai, nerodysiu pensininkų turinio. Važiuojam toliau. Jetaus. Grinai, ką tai pasakiau, važiuojam toliau, atsisukau ir mes tuos vos nepraleidom. Žiauriai. Gero dalyko. To jaus. Pažiūrėkit, kokio dydžio būdo. Wow. Kai didumo. Nu geras. Šiaip negalim nugaros būdai atsukti, šiaip tą žinau, tai neatsukim. Nu ką. Išvažiuojam iš šventyklos. Čia kažkur dabar šiaip turėtų būti pašoniai tiltas kažkoks, tasai, kur minėjau. Kur čia yra? Tiltukau. O vau, su motoroleriu varo. Na tai ką, važiuojam ir mes tada. Op. O, jetaus. O, galim sustos šiek tiek pažiūrėt. Nu, kur mes čia esam? Geras. Ui, juda. Bet baisiai nėra vanduo stovintis. Jeigu įkriščiau, tai nemirčiau, bet galbūt iškart nemirčiau, nenuskęsčiau. Ir vėliau visą kažkokią bakteriją pasigaučiau ir tada numirčiau. Pažiūrėkit, koks žalias vanduo. Jėtus, kad tiesiog žalias. Kaip Mountain Dew atrodo limonadas. Ok, važiuojam. Tai čia kažkur turėtų būti restoranas. Bet ten toks vakarietiškas, kaip suprantu. Kažką užkasiu, pailsėsiu. Ir važiuosim į realiai pagrindinę vietą, kuo žmonės atvaro į šitą miestą. Ir dar nesakysiu, ką ten veiksim. Pamatysit. Nu va čia. Degeko. O, alus už $1. Man patinka, bet neimsiu aš alaus. Pasirodo, čia visai ne vakarietiškas. Nu, toks kaip miksas. Nes čia yra sušiai. Ir yra burgeriai. Visokie japoniški dalykai ir burgeriai. Aš imsiu burgerio. Man tiesiog reikia kažko taip užsipildyti, nes man jau galva plyšta, nežinau, kas man yra. Labai nusieikvojau save. Bum, draugužiai, žiūrėkit. Gavau burgeriuką. Gavau bulvyčių, gavau daržovių, plius kažkokie mistiniai padažai du. Tai aš suvalgau, man bus tikrai skanu, prižadu ir važiuosim į naują vietą. Reikės važiuoti 16 km, tai vat reikia. Bet šitas mums duos energijos nuvažiuoti 16 km. Įsileidau tą burgerį, įsileidau salotas, bulvių. Tai manau, energijos turėtų užtekti, dabar mums tas 16 km nuvažiuota, paskui dar nepamiršk, kad reikės atgal grįžti. Primeta, dar reikės atgal grįžti. Tai varom, šiaip tais neaukėsi. Ir orų prognozė rašo, kad už valandos turėtų lyti. Tikėkimės, kad šiandieną orų prognozė klysta. Debesų gali būti, bet tegul nelyja. Gerai, tegul nelyja. Nelykit. Bet va kaip siniaukė. Nu, matai, tiesiog debesukas užlindo. Ant kiek lengviau. Eik tu savo. Nebekepina odą, saulė. What's up? Sasadai. Ten tolimoj. Jau galit galbūt, nežinau, ką per kamerą šiaip gerai nesimato. Bet jeigu matos, tai ten toksai kalnas. Tai mes ten ir važiuojam. Opa, žiūrėkit. Koks vaizdas. Eik tu savo. Wow.
A ticket? How much? $1. $1. Okay, 1 second. Sorry, labai vėjas ką tik pakilo, tai jeigu pus, aš tikrai atsiprašau. Taigi, kur mes atvykom? Tai matote, ne, va tą piešinį, išraižymą. Matot paskui va šitą urvą, ne? Tai čia yra toks fenomenas, kiekvieną vakarą iš to urvo įskrenda milijonai šikšnosparnių. Kiekvieną vakarą. Vos saulė pradeda leistis, jie visi išskrenda laukan ieškoti vandens. Tai turėtų vaizdas būti nerealus. Tai tie šikšnosparniai turėtų išlysti už apytiksliai 2 valandų. Tai man sakė, kad mes galim čia dar užsilipti ant to kalno. Pažiūrėsim, kas ten gero yra. Nors pas mane fizinių jėgų jau yra 0. Nu, bet aš 1 eurą sumokėjau už bilietą, tai turim varyti, turim pilnai išleisti savo pinigus. Varom. Nu tai ką, metas atsisveikinti su savo kojom. Na, va, tikrai negrįšiu su to dviračiu. Eik, tu savo. Kaip stačiai atrodo. Tie laiptai tokie nenaujausi, sakykim. Nelabai gal taip jau prižiūrėti. Bet nieko, užlips. Oi, vos nenukratau, puikiai prašia. What the f... Aš čia tikrai teisingų kelių einu. Kas čia šiukšlynas? Kas čia dabar? Čia turėtų būti šventykla. Plius nei vieno žmogaus čia nėra. Ta prasme, ar jūs juokaujat? Kaistatumo. Čia galima vienas stačiausių laiptų, kuriuos esu matęs. Oi, Rūtė. Oi, kiek aš nebejausiu kojyčių savo. Oi, jie nelygus. What the fuck? Bet mes turim būti santūrus. Čia yra šventas budistų kalnas. Tipo pagal budistų kažkokią tai turi prasmę šitas kalnas. Sorry, sunku. Aš irgi esu žmogus. Aš žmogus. Man irgi sunku. Tai laiptai. Taip kartais kojas suridėt. Pėdas. Mano per didelės pėdus čia. Štai yra vienuoliai. Sasadai. Hello. Do I go there or there? Okay. O kun? Vienas rodo į vieną pusę, kitas į kitą. Aiškis, davė man statesnį kelią. Pamatė. Kažkaip gan greit lipom. Jau gan aukštai esam. Tai tokie status laiptai. Tų pačių laiptų tiek daug nereikia. Vienas durų užlipė tik. Jau reikia biškį pailsėt. Kokie status? Kas per velnius? Kažkur kažkas čia bėgioja girdžiu. Bet nematau. Jeigu grįžęs nebūsiu numetęs 5 kilų, nežinau tada ką. Nežinau ką reikia daryti tada. Nežinau. Kur dabar eiti? Nu ten eina į viršų, tai spėju, kad ten. Realiai paskui laidus reikia sekti. Visi matomai šiesa viršų yra. Ar kažkokia tai vis tiek elektra turi būti. Tai veda laidus į viršų. Katinukai. Ai, draugiški katinukai. Tikriausiai tu draugas. Aš labai pavargęs, nepluk manęs, gerai? Ačiū. O tu? Matau, nepatinka šio, ne? Matau, suprantu kūno kalbą. Aš einu. Viskas gerai. Nu va, išsisprendė viskas. Nu ką, kur dabar eit? Nes energiją turiu limituotą, tai turiu apsispręsti kur lipti. Šiaip man ten atrodo realiau eiti, nes visi laiptai buvo tokie patys kaip šitie. Tai matomai į šventyklą turi vesti senieji laiptai, o ne naujieji, nes tikrai naujai pastatyti yra. Varom su senais laiptais. O ką tu bežiniukau? Ui, man tavo
Aš šiaip važiuojam nepasitikiu. Važiuokit, ką jis daro? Pasiėmė lapuką, kažką lapukė rado. Nem. Važiuojamas įdomus, padarai yra. Turi akių kontaktų su jais, jiems nepatinka, jie pradeda pykt, jeigu per ilgai jo žiūri. Man atrodo, atėjom į civilizaciją šiek tiek. Užlipam. Nu, žiūrėk. Štai dėl ko mes lipam. Tai galbūt koks geras vaizdas bus, reiks paieškot. Bet čia yra labai rimta šventykla. Ir nėra žmonių. Atrodo, visi tingi čia lipti. Problema. Atėjus vakarui, kai saulė dingo, išlindo labai daug uodų. Kandžia. Jau visą kūną nešti. Kur tavo rankos? Ką? Žiūrėkit. Na gražu. Buvo verta. Kopimas buvo sunkus, bet neilgas. Tai tas gerai. Kai laiptai status yra, tai žinot, vienas ir užlipė tik tas, kad žiauriai energiją išeikvojam. Nu. Kaip Džonas Cena atrodo pagal šukosim. Nu, einam pažiūrėt, ar galim ten į vidų įeit. Gal išeis. Galim įeit. Tai, batus nusimaukim. Laik negražiai. Kas čia gero yra? Jeigu čia iš viso galime įeiti. Tai tokia nefunkcionuojanti šventykla šitą. Nu ką, tai vaizdelis vis tiek neblogas. Buvo verta lipti, ne? Jau nežinau, kelintą kartą sakau, kad buvo verta lipti. Gal kai montuosiu video, tai neatrodo, kad daug kartų sakiau. Nes šiaip sakiau daug kartų jau. Nu gerai, šitai dar pasivaištau ir lipsim į apačią žiūrėti šiknosparnių. Va, šiknosparnių, viskas pasakiau. Pažiūrėjau žemėlapį. Čia šalia yra dar toks urvas. Nežinau, toks gal netoks turistinis. Tai einam, pažiūrėsim. Jie pas čia galima atvažiuoti su mašina. Iš kitos pusės, kaip matot. Ei, bet su laiptais lipti irgi buvo smagu. O čia. Einam, pažiūrėsim. Ką bežiniuks veikia? Nieks maistų neduoda, ne? Gerai, va. Pakasla Cave. Pakaslas urvas. Einam, pažiūrėsim. Ar buvo verta ten eiti, ar nebuvo verta ten eiti. A? Pakasla Cave. That way. Ah, Okun. Coconut? Yeah. It's okay. No coconut. Yeah. Okun. Banana for monkey eat. For monkey? Monkey eat banana. So it's a real for all. Okay, can I eat as well? It's a good banana. Okay. Okay, I will buy it. Yeah. Pasiėmiau bananų. Tipo šerti bežionės. Aš pats valgysiu tos bananus. Nu, žiūrėk, kaip įdomiai. Aš nežinau, aš čia skaitau urvas? Gal kažkur vėliau bus urvas. Čia tiesiog taip urvo, aš nežinau, kaip čia vadinasi, palei sieną. Kalno siena. Kalno papėdė, galbūt. Ai, vėl nežinau. Nesu aš geologas ar panašiai. Nu ką, ir atėjom. Kažkaip čia nei vieno turiuso nėra. Visi kažkur kitur eina. Tas vieno eina į viršų ir tada eina šikšnosparnį žiūrėti. O mes va laiko turim. Galim pasižiūrėti, ko čia yra. Ai, žiūrėkit, va čia giliau eina dar. Nu, eina pamėginti į vidų eiti. Kodėl aš vienas čia? O, čia tikrai tokia įdomi vieta. Kaip čia gerai, čia kaip vėsu. Wow. Eik tu savo, čia tai vietelė. Čia daug įdomiau negu viršuje. Kažin, ten dar giliau galime eiti. Laiptus matau, bet palauk. Kol kas bananus padėsiu čia. Nu, bežionė nepavoks. Reik šviesos. Nu. Kur čia mes einam? Tarsi, jeigu šviesos nėra, čia visiškai klinai tamsu. Bliam, tikiuosi šikšnosparnių čia nebus. Faktas, kad bus. Aš veikiu. Okei. Reikia žiūrėti, kur į kojas dedam. Wow, vos nenukratau. Okei.
sakant, čia būda guli. Gal biškai trukdomės. Kas čia tokia? Čia kaip negyvė vabaliukai kažkokie. Okei. Tai šitiek. Pažiūrėsim, gal dar kažko yra. O čia jeigu nueisim, kaip čia. Okei. Čia turiu taip pasilenkt šiek tiek. Ką čia turim? Kažkaip ir gaidys. Gaidosas koks. Įdomiai. Nežinau kaip šviesti, šitaip gal. Tuos neklina tamsa, žiūrėkit, išjungsiu šviesą. Bum. Nebėra manis. Žiūrėkit, ką radau. Čia irgi man tas reikės pasišviesti. Ir nieks čia neina, aš esu visiškai vienas. Kokio dydžio? Būda mieganti. What the fuck? O palauk, aš bananus palikau kažkur tais. Bananus palikau, einu pasimti. Nu ką, viskas, apžiūrėjom čia. Nu ką, žinau. Vien dėl šito varyčio tikriausiai neapsimokėtų, bet kaip pakeliui buvo, tai aš viską reikėjo ateiti, fainai. Tikiuosi mano bananai vis dar vietoj. Niekas nepaėmė. Gerai, einam žiūrėti šikšnosparnį, viskas, baigiam čia. Čia ne hinduistų dievas šitas. Va. Žiūrėkit, radau miestą bežionę. Nori? Nori be? Bro! Tavo, kolė. Imk. Jo, šaunuolis. Skanaus. Kaip atsargiai tą bananą valgo. Atsisėdau, užsirezervavau vietą, laukiam. Nu jau žmonių nemažai. Saulė jau kaip ir pasislėpė. Tai laukiam. Tikiuosi, čia nebus didžiausias skemas istorijoje. Nes jau kaip ir turėtų lysti laukan, bet kaip ir nieks dar nelenda. Kaman, šikšnosparniai, kur jūs? Nu, kol kas tokius pavienius iššauna va. Tokius. Tai tikėkimės, pagaliau praperso šikšnosparnius laukan visus. Nu, pradėjo persi to šikšnosparnis jau normaliau. Palaukim. Kažkaip įdomiai, jie skanda iš to urvo palei tą sieną, sakykim, ir va, žiūrėkit. Ha, kiek jų daug. Žiūrėkit, kiek jų čia pilna. Eik tu savo. Kažkaip ne to vietoj įstojau, kaip galvojau, kad bus. Eik tu savo, kiek jų daug. Žiūrėkit. Eik tu savo. Kaip iš kokio siaubo filmo atrodo, eik tu savo. Atrodo, kad būda išspjauna visą tai. Geras. O pakeitė kryptį, grinai virš galvos dabar beveik. Eik tu savo. Žiauriai buvo verta čia ateit, nenusivyliau, labai gerai. Ir taip turėtų eiti apie 40 minučių. Tiesiog. Ir, aš žinau, neina tiksliai pasakyti, kiek čia tų šikšnosparnių yra, bet manoma, kad apie 1 milijonas. Kiekvieną vakarą. Taip įskrenda. Ir jie skrenda, nežinau, nesakiau, jie skrenda atsigert. Čia šalia yra vandens telkinys, upelis kažkoks tai, ir kiekvieną vakarą jie turi ten skristi atsigaivinti. Tai va. Eik savo. Spėju, po jais stovėti tai nebūtų labai gera idėja, nes jis vis tiek kakoja. Spėju, jis joja, kakoja vis tiek. Tai neįsiu grinai po jais, nes statistiškai manau didelį šansą, kad mane apkakotų. Nu gerai, pasižiūrėjom.
negaliu laukti iki Sutemos, nes reikia dar grįžti namo, man 15 km dar važiuoti reikės. Aš matau, apšvietimo nėra. Tai, na, pasižiūrėjom. Per 40 minučių tikriausiai niekas nepasikeis, tai galim varyti. Tai va, būtent šis dalykas yra, na, pagrindinis Batabango miesto kaip ir objektas. Tai, nu, tikrai verta. Visiškas fenomenas. Nieko panašaus nesu matęs. Ir iki to, kol neplanavau savo kelionės į Kambodžas, net nežinau, kad tokia vieta iš viso egzistuoja. Tai įdomiai, fainiai. Tas jau matot, man čia ne kažkoks tai gličas, čia šikšnosparniai skrenda. Geras. Nu, o va ten būda. Pokšt. Gerai, varom namo. Užtek žiūrėti šios šikšnosparnius. Gerai, einam viešo dviratuko. Einu savo koks vaizdas. Bet tai esmė tame, kad tikriausiai taip dar sugrįžt turi paryčiais. Tikiuosi neapšikščia manęs. Nu geit, rizikuojam. Gal nėra ką šikda, nepavalgy yra. Nu, tikiuosi jums patiko, nes man tai smagu. Tikiuosi nebuvo per daug antiklimatiškai, net jie vis dar eina, ta pačia. Kaip geras. Nu ką, važiuojam namo. Čia tai dar apšvietimo yra, bet kiek aš mačiau plentė, tai nebuvo nei vieno šviestuvo. O pas mane irgi jokių šviestuvų nėra. Tikiuosi būsiu matomas. Nu, grįžau namo, non-stop nuvažiavau tos 18 km. Šiaip, normaliai, gerai važiavau, tik tais buvo tokių momentų, kai visiška tamsa, ta prasme, ten visada buvo tamsa, bet kiti automobiliai, tuktukai, motociklai kažkiek pašviesdavo, tai žinai, arba pastatai kokie pašoniai degalinės, kažkiek matydavai, bet kai nebuvo jokių automobilių, tai ta buvo baisiausia, nes nieko nematai, o vis tiek važiuoju, žinot, laikausi dešinės pusės, o ten kaip užeina, tiesiog būna gerai greito pizdobė. Tai prasme, ne tai kad šlaitas, bet nu, įvažiuosi tą dobę, tu apsiversi. Tai buvo tikrai šiek tiek tokių baisių vietų, bet mums pavyko, gerai. Tai jo, šiaip ir atsisveikysim tada, aš jau šiandien nieko neveiksiu, einu gultis, einu ilsėtis, praustis. Tai jeigu patiko video, laikas, subscribas, komentas ir apamai, nu, šiandien tiek daug ko nuveikia. Tikrai geras video turėtų būti. Man patiko, šiandien tikrai gera diena. Nu, tai gerai, aš einu miegot, o jūs, nežinau, eikit augalus palaistykit, nes man atrodo, kad jau ten pas jumis jie per daug sausi, jau vystat, pažiūrėkit, nu jau nuvytas. Tai gerai, iki kitą kartą, susimatysim už kažkiek tais dienų kelių. Bye bye!